nuostabiam klimatinės juostos dalyje, kad mum pagal biologinį laikrodį, pagal biologinį ciklą, mums žiema tai yra tas laikotarpis, kada mes turim pailsėti, mūsų organizmas turi pailsėti. Ir tiesiog apmąstymai, pasiruošimai pavasario, vasaros darbam. Aišku, kitas momentas minusą turbūt duoda, todėl kad žiemą mes daugiau norim pasidėti namuose, pagulėti, paskaityti kažkokią knygą, to kažkokio tai didesnio judesio nelabai mes norim padaryti, bet labai gerai, kada mes turim draugus, kurie kartais mus pajudina ir paprašo, kad einam kartu pasivaikščioti, tai yra pliusas. Ir kai sako, žiemą ne vien tik tai po vieną reikia būti, bet reikia būti kažkokiam tai bendruomenėm, draugijom, kad tą vis dėlto tinginumą mes galėtume kažkokiu tai būdu nustumti. Bet yra ir kitas niuansas, kada žiemos laikotarpį mes galim daugiau laiko skirti ir savo. Tai yra, noriu pasakyti, kad tas skirimas sau reiškiasi, taip, mes turim kažką tai paskaityti, kažką tai paskaitę, priimti kažkokias tai praktikas, ką mes galėtume savo įgyvendinti, nes žiemos laikotarpis tai yra tas dar laikas, kada mes trupučiuką tiesiog papiknaudžiaujam ir maistu. Mes valgom riebesnį maistą, mes valgom daugiau kaloringą maistą, mes valgom daugiau didesnę porcijos dalį, nes mažiau judam, mažiau užimti kažkokiu tai darbu, o tas, kada tu daugiau, sakykime, namuose virtuvėje dar kažko tai nori, nenori, vis viena tas nori šaldytuvą atidaryti, kažką tai paimti, kažką tai suvalgyti paprastai, nes žiemos laikotarpį priauginam svorių papildomą kiekį. Taip, kad priaugintami svorį, pasitinginiaudami, automatiškai mes ir susilpninam savo imuninę sistemą. O susilpninam imuninę sistemą, pirmiausia, tai yra netinkama mityba, ypač kada yra per daug virtas, kaitytas, dar kartą pakaitytas, arba 2-3 dienas tas pats maistas vartojimas. Maistas prapuola, praranda vitaminus, mineralus. Nepakankamas judėjimas. Judėjimas yra reikalingas tam, kad mes judėdami mes galėtume pajudyti, išjudyti limfą. Nes tik su judesiu mes limfą pajudysim, mes išprakaituosim, mes energijos duosim visiems organams, limfa nešėjas ir toksinų iš mūsų organizmų, sugerėjęs iš kraujo, bet lygiai taip pat mums duoda energijos. Vėl žiemos laikotarpį, kas tai yra užteršta aplinka, neduok Dieve, jeigu dar kažkas tai šeimos narių rūko namuose. Mes sėdim kompiuteris, paprastai tai šiandien visi, čiut ne kiekvienas šeimos narys mes turim kompiuterį, kada mes sujungiam nedideliai patalpoj kelis kompiuterius, o jeigu dar sueinam į virtuvę, tai šaldytuvas skleidžia elektromagnetinės bangas, maistą tą gamintą pasišildo mikrobangų krosnelė, tą skleidžia mūsų kompiuteriai sujungti, dar mūsų televizorius ir mes patalpos neveidinam, neišveidinam patalpos. Tai yra kiek ten tų laisvų radikalų, laisvi radikalai, tai yra mūsų sveikų ląstelių ardytojai, nes atima iš ląstelės vieną elektrodą. Taip. Netinkamas medikamentų vartojimas, o kaip pavyzdį, sakau, aš džiaugiuosi, kad aš savo organizmą įsivalius, man sukilo temperatūra, aš nebeigau paracetamolio ar analgino, ar dar kažkokio tai vaistų ieškoti, nes pas mane jų ir nėra namuose, aš turiu kokybiškus produktus, paėmiau, išgėriau, man suveikė lygiai taip pat, kaip kažkas tai būtų paėmęs, išgėręs kažkokią tai cheminę tabletę, kuris minusą pažeidė žarnyno mikroflorą, antras tai yra kepenys nukentėjo, automatiškai kentėjo ir inkstai. Aš išgerdama natūralų produktą, aš tiesiog pamaitinau, jam daviau vitaminų, mikroelementų ir daviau dar tos gamtos energijos. Toliau ligų sukėlėjai, parazitai, kurie nuolat mutuoja. Taip, dar jeigu namuose mes turim šuniukai, kačiukai, dar jeigu mes būtuose gyvenam, laiptuose nusileidom žemyn, išvedėm šuniuką pasivaikščiot,
kojytės nenuplovėm, nenuvalėm, iš tų per tas letenėlės parnešė iš laiptinės, laiptinėse pilna skarydžių lervų, virusų ir kitokių visokiausių lygų sukėlėjų parnešė čia pas mus, nenuplauta, šuniukas pasilaižė, ant kailių pasiliko ten tų visų, ką jisai turi parazitų kirminų, mes patys jį nenukirmindinom kas 3 mėnesiai, nes, tiesiog galvom, kad jis su niekuo kitu nekontaktuoja ir mes lygiai taip pat užsikeičiam, mes lygiai taip pat turim ir parazitai, aišku, siuntintis mūsų imuninę sistemą, dar mumis ir valdantis. Ir trūkumas gyvybinės energijos, taip, tai yra vėl, kada mes neėjom, tai yra, taip, išėjom į gamtą, tai yra kvėpavimo pratimai. Per kvėpavimo pratimus, per įkvėpdami orą mes įkvėpiam gyvybinę energiją. Aš daug kartų visą laiką rodau, kad energija turi judėti stuburo. Ėjimas meridianais per čakras paėmimas. Kuo mes paėmėm, su kiekviena čakra sujungti vidaus organai, tuo jie gauna energiją, tuo jie sąveikauja, vienas organas gamina energiją, kitam organui perduoda energiją. Ir mes turim gyvybinės energijos, kur, sakykime, pasikraunam iš gamtos. Tegul bus žiema, dauguma mėgantis, bet tai yra spygliuočiai augalai. Psichinis krūvis ir stresas, tai, aišku, kada darbų daug, nesugebam, tiesiog juos nesusidėstom, arba yra namuose kažkokie tai tokie barniai nesutarimai, ne tik darbo krūvis darbė tave alina, bet dar ir namuose kiti papildomi darbai, kur galbūt vienas tu neši didelę naštą, o kiti kažkur tai, patinginiauja arba neišpratinom, kad visi kolektyviai dirbtume. Ir visa visuma sudėjus, aišku, mums tada duoda, sakyčiau, didesnės, mažesnės kažkokias tai sveikatos problemas. Šiandien dienai aš noriu pristatyti tiesiog pasakyti, kad, taip džiaugiuosi, kad aš tos kompanijos turiu produktus, kad aš juos vartoju, kad aš galiu savo klientam parekomenduoti, kad aš turiu gerus rezultatus ir tiesiog nuostabi gera kompanija. Tai yra tikrai ne mano ne pirma kompanija, aš į tinklus pradėjau žiūrėti nuo 98 metų, tai yra per tą laiką tikrai tų kompanijų, tų produktų pasiūla asmeniškai pas mane atėjus, kad jūs pasižiūrėkit, kokie produktai, koks geras produktas. Aišku, niekada neklausai, ką sako, tu geriau atim pasižiūrė tą pačią sudėtį, kas ten jame yra. Aišku, tai ir dar pliusas ta, kad tu gali prasitestuoti, tu gali matyti, ant kiek jis yra efektyvus, ant kiek jisai tau duos vienokius ar kitokius rezultatus ir ant kiek jisai bus tau naudingas. Ne vien tik tai save paramint, kad aš vartoju kažką tai tu. Ir aš pasirenku šiandien dienai džiaugiuosi ir sak kompanijos produktais, kuri dirba keliom kryptim, tai yra didelis pasirinkimas maisto papildų, tai yra ne vien tik tai kapsuliniai, yra keletą produktų, kurie į tablečių pavidalių, bet yra aliejinė forma, kas tikrai ne visos kompanijos turi šitos produktus aliejinę formą. Ir dar vienas yra pliusas, kad yra visa linija vaikų, tai yra vėl, mums nereikia atskirai ieškoti, kad kažką tai kokybiško vaikam nupirkti. Lygiai taip pat yra visa linija su riešuto muilo pagrindu, namų švaros, kūno švaros priemonių, pradedant šampūnais, dušų želiais, skalbikliais, namų valikliais, indų plovikliais, nuriebalintojais ir visais kitais. Ir pliusas dar yra tai, kad galbūt pažiūrėjęs į tą katalogą ir pažiūrėjęs į tą produktą ir tu neturėtum ten dėmesio ir pagalvoji, kad koks ten skirtumas, nueisiu, nusipirksiu kažkokį tai skalbiklį, ploviklį iš parduotuvės, ten savo šampūną kažkokį, bet kada tu perki maisto papildą, tu dar gauni šitas priemonės, kurias tu skaitytum, kad nusipirktum kažkur tai kitur,
dovanų ir tu kaip pasižiūri, kad tai nėra sulfitų, kad tai nėra kažkokios kitos agresyvios chemijos, kuri putoja, kuri ten ar nuriebalina, ar dar kažką, tai tu pamatai, kad tiesiog švara gali būti namuose ir su visiškai kitos kokybės produktais ir tu džiaugiesi, tu tiesiog džiaugiesi gera kompanija, gerų produktų ir vartoji ir labai aš esu patenkinta jais. Taip, sakau, gamta gydo, gydytojas jai padeda. Taip, gamta apdovanojo viską, bet kadangi produktų yra daug ir praktiškai tai vėl kartais vadybininkai, kurie dirba su kompanijom, kurie kuria tinklus, tai yra pliusas tai, kad mes čia galim susikurti savo darbo vietą, mes galim papildomą pajamą gauti ir už tas papildomas pajamas mes galim nusipirkti maisto papildą, kurį perkant, jeigu iš kitų kompanijų tu pirktum iš to, ką tu ten, jeigu turim per tinklus, ar ten sporto medicinos, ar iš vaistinės, tu iš savo kišenės, tą, ką tu kažkur tai kitur uždirbai, nusipirka. Tu čia tinklą, kurį tu gerai jautiesi, tu kažkam parekomendavai, žmogus įsigijo, tu gavai komisinius ir už tos komisinius gali savo nusipirkti pasirinkdamas tą, ką tu nori. Bet svarbu, kad tai žinot, kad yra problema ir reikia to, kuris tave pavestų, ką po ko vartot, kad turėti rezultatą. Nes kada nėra to gero vedlio, mes perkam pagal aprašą, tai paprastai būna tai, kad mes ir tą pirkom, o galutiniam rezultatė metus laiko pravartom, bet to tinkamų rezultatų jo nebeturim. Nes mes jį pratę, kiek aš pasižiūrau ir grupėje, galvos skausmas, ką man dabar vartu, o kas iššokė tą galvos skausmą? Nuo ko tai galvos skausmas atsirado? Ar nuo parazitų, ar nuo žarnynų, ar dar nuo kažko tai kitų, ar nuo nekokybiško kraujo, ar nuo, sakykime, nepaimto kiekio deguonies, ar nuo toksinų didelio kiekio. Nuo ko? Bet mes žiūrim, jeigu galva skauda, tai mes dabar imkim nuo tos galvos. Bet priežastį svarbu, kad suras priežastį. Tai tam yra gamta duoda gerą produktą, bet to vedlio mums vis dėlto reikia turėti šalia savęs. Bet kokia terapija rėmėsi tuo, kad galiausiai sužadinama organizmo vidinės jėgos, tai yra duodamas impulsas, energija, nes augalas kiekvienas turi ir energetiką, tai mes duodam energiją, bet kartu mes gaunam ir mikroelementus, kurios užtikrina išgijimą arba sveikatos pagerėjimą. Aišku, jeigu tai yra išgijimas, vėl reikia pažiūrėti, kiek mes esame metų, mano asmeniškai, kiek yra metų, kiek aš metų turiu vienas ar kitas ligas ir kiek aš metų vartoju vartoju cheminius vaistus. Jeigu aš turiu vidutiniškai, tai 50 metų ir aš lygiai tos 50 metų praktiškai be sistemos vartojau, pagal poreikį, man atrodo gal tas gerai, man atrodo gal tas gerai. Ir paėmė atsirado lygus ir taip atrodo, galvoju, kad tu vis vieną kažką tai pirkai, tai nebuvo to, kad aš nieko nepirkau. Ir tokių paprastai ateina, kad jis pradeda ir tokius, ir dar kitą kartą maišelį atsinešti, ten gal kokie 10 buteliukų. Šitą gėjo, man netiko, šitą pradėjau gertas, man vėl netiko. Ir vėl, kada yra be sistemos gėjimas, aišku, to rezultato neduoda, bet kada tu padarai sistemą, tai reikia skaičiuoti tai, kad jeigu šiandien turiu 50 metų ir aš jau turiu problemas sveikatos, tai tą ir skaičiuokim 50 metų, 50 mėnesių, kad atvest kūną ligi sveikos formos, ligi sveikos būsenos, kad iš tikrųjų tu gerai jaustuisi. Bet jeigu tu dar vartoji cheminių vaistų ir tu šiandien dienai vartoji cheminius vaistus, 2-3 produktus, reiškia, mes turim tą laiko tarpą ir prailginti. Paprastai būna tai, kad mes tiesiog pritrūkstam kantrybės ir pasiliekam minimumą maisto papildų kokybiškų vartot, bet mes vartojam vaistus ir vėl pasilieka tai, kad ką mes vartojam vaistus, tai tuo maisto papildų, ką jūs dabar išgeriat, tai tik nukenksminat tos dienos tą cheminę tabletę.
bet gydomo rezultato jūs neturite. Tai ir yra tas, kad kartais reikia ne vieną, bet kelis buteliukus vartoti, išeinant iš cheminių vaistų sumažinti jų kiekį, maisto papildų, tada praktiškai per 3 mėnesius mes galim išėti iš visų cheminių vaistų, iš visų. Ir šiandien, kada žiemos laikotarpis, pagal biologinį laikrodį mūsų organizmas nėra tai, kad visos sistemos dirbtų vienu metu aktyviai. Tai yra žiemos laikotarpį dirba inkstai. Tai šiandien šitas laikotarpis mums reikėtų atkreipti dėmesį į inkstus ir mums pamaitinti inkstus, pavalyti, pamaitinti inkstus, antinksčius, visą šlapimo sistemą, nes patį didžiausią efektą duos, geriausiai atsistatys inkstai, jeigu mes turim pažeistus antinksčius arba mes didelį kiekį vaistų vartojam, nors mes galim ir skausmo nugaros srityje nejausti. Bet šitas laikotarpis, kada su minimaliu kiekiu skirtų produktų inkstą mes gausim maksimumą. Nei mes, pavyzdžiui, inkstam kokiam Liepos mėnesį duosim didelį krūvį inkstą, mes tokio efekto nebegausim. Tai kadangi žiemos laikotarpis inkstų dirba meridianas, tai labai yra svarbu, ką iš mūsų žarnyno paima kraujoteka ir ką įneša į visą organizmą. Nes mūsų organizmo pirmas filtras tai yra kepenys su tulžies pūsle, kraujas bėga visur ir paskui antras filtras yra mūsų inkstai. Tai kad palengvinti inkstų darbą žiemos laikotarpiu po visų didelių mūsų švenčių, kalėdų, naujų metų, dar kažkieno tai baliai, gimtadieniai, vardadieniai ar dar kažkokios tai, sakykime, linksmos dalys buvo pagrindinis produktas. Tai yra reikalingas ir žarnyno, ir inkstų šlapimo sistemai, šlapimo lytiniai sistemai, tai yra probiotikai. Probiotikai tai gyvi mikroorganizmai, kurių vartojimas reikiamo kiekio turi gydomąjį ir profilaktinį poveikį žmogaus organizmui. Maisto papildų su gerosiom bakterijom yra begalės. Tikrai, bet aš noriu atkreipti dėmesį visi, pasižiūrėkit, kokia yra sudėtis. Čia yra sudėtis, tai yra 10 skirtingų kultūrų. Turi po 10 milijardų pakeltų 19-ųjų. Tai yra bomba. Aš nei vienoj kitoj kompanijai nesutikau su šitokiu kiekiu. Aišku, dar yra kai kur yra pridėta ir mikroelementų, bet su tokiu kiekiu tikrai aš nesutikau. Vėl tai yra koncentratas, didelis koncentratas, kuris geriasi viena kapsulė nakčiai einant miegoti. Mes padarėm profilaktiškai, ypatingai tas, kas turi apendicito išoperavimą, tai šitokių profilaktikai, taip, kai sako, pasilikit į savaitę kapsulę išgert arba į 2 savaitės kapsulę, laiks nuo laiko atgyvyti žarnyno mikroflorą, nes nuo josios priklauso maisto medžiagų įsisavinimas. Ką mes suvalgom, mes galim suvalgyti labai gerą maistą, bet kadangi ten nėra, kas įskaidys tą gerą maistą, taip automatiškai dalį mes tiesiog pašalysim lauk. Antras produktas, kuris žiemos laikotarpį reikalingas ir didelis dėmesys, tai yra kukurminas Z. Taip, čia yra aliejinė forma, yra iš ciberžolės ištrauktas kukurminas ir yra pridėtas pipirinas su alyvuogių aliejaus pagrindu. Tai yra gerina smegenų veiklą, mažina širdies ir kraujagyslių ligų bei vėžio riziką, stiprina imuninę sistemą, Alzheimerio ligos profilaktiką, padeda sergant artritu, depresija, lėtina sėdėjimo procesus. Tikrai yra geras produktas, geriasi vieną kartą dienoje, rekomenduoju vakarė einant, prieš einant miegoti.
Taip, antras iš maisto papildų, tai yra ciberžolė su imbieru. Imbieras yra šildantis produktas ir žiemos laikotarpiu ypatingai mums reikalinga šildantis produktai iš vidaus. Taip, veiksmingas nuo žarnyno kirminų, kas tikrai profilaktikai žiemos laikotarpiu būtina pavartoti. Saugo regėjimą, neleidžia augti ir formuotis vėžiniams navikams, valo kraują, neleidžia užsikimšti kraujagyslėm ir normalizuoja pačių kraujagyslių sienelių spaudimą, stiprina imunitetą, mažina įvairių uždegiminių susirgimų atvejus, astma, peršalimas, gripas, palengvina atsikosėjimą, stiprina atmintį, sumažina Alzheimerio ligos atsiradimą, pašalina trapumą, plaukų, netgi ir slinkimas, kada yra lūžinėjantis žilimas plaukų. Yra antioksidantas, iš vis tiek antras, tiek pirmas, tiek antras yra antioksidantai, stiprina kepenis, mažina cholesterolio kiekį, padeda sergant cukriniu diabetu. Irgi va tokį produktą žiemos laikotarpiu, kada peršalom, gripas, virusinis susirgimas, mes galim jungti su tuo pačiu eukaliptu. Su produktu neįdėjo šį skaidžios, balto gluosnio žievė. Galim jungti su šalom, peršalom, galim jungti su vitaminu C, prisijungus nuostabus derinukas. Kad būtų sveiki inkstai ir palaikyti inkstų veiklą, inkstų meridianą, mums reikalingas omega rūgštys, tai yra pagrindas. Inkstų maistas tai yra pagrindas omega rūgštys. Tai mes turim iš gėlavandenių žuvų omega 3. Omega 3 riebiausios rūgštys, kurios būtinos organizmui normalizuoti visas gyvybinės funkcijas. Pagrindas yra inkstai kraujotaka, mažina blogąjį cholesterolį, didina gerąjį cholesterolį, normalizuoja kraujospūdį, sumažina psichinę įtampą. Yra kapsulė ir yra vaikam pilstumas. Lygiai taip pat yra kai kurie vyresnio amžiaus žmonės nemėgsta kapsulėm, tai lygiai tą patį gali paimti ir vaikišką omega rūgštys. Omega rūgštys dviejų skonių yra. Yra su... Ne, omega tik braškių ir vienas. Braškių, viskas aišku. Vaikams ir šito saugusiam kapsulėm. Kito nėra. Taip. Vaikam visi turbūt esam gavę vaikystėje tos žuvų taukų, kurie tikrai yra nelabai skanu, per prievartą nurydami, tas skonis ilgai pasilikti, bet be galo yra reikalingas, taip yra, aprūpina vaikų organizmą vitamino A, E, D, tai nereiškia, kad jie skiriasi, lygiai taip pat ir suaugusiam tie patys yra vitaminai, mikroelementai, taupydama vietą, aš tai nesurašiau. Skatina normalią kaulų funkciją, ypatingai reikalingi. Kaulų stiprumui ir dantim pagreitina, pagerina širdies veiklą, pagerina atmintį, padidina dėmesio sukaupimą, pagerina ir smegenų visas funkcijas, sakykime, dantų, kaulų. Šiaip tai žuvų taukus. Tiek vaikam, tiek suaugusiem mes galim duoti apskritus metus. Pagrindas. Ir žuvų taukus, kada mes duosim, vėl tai yra pliusas, tai yra riebalas, riebalinis, pagerys, paskatys tulžies pūslės nutekėjimą. Dar vienas yra produktas, tai yra dygmenų aliejus su čiobreliu, tai yra stiprus antioksidantas, šalina iš organizmų toksinus, palaiko
kaulų stiprumą, padeda palaikyti vaikų kaulų vystymosi, ypatingai kada yra tas paauglystės laikotarpis ir kada trūkumas kalcio, vaikai per daug sparčiai augantis. Aktualu, kad kaulo masė išsivystytų. Prie osteoporozės, ypatingai kada yra pas moteris menopauzės ir eina ta patologinė menopauzė su tos karščio bangom. Pagerina kraujotaką, sumažina aukštą cholesterolį, pašalina širdies ir kraujagyslių ligas, padeda stiprinti imuninę sistemą, vėl peršalimų, gripo atvejais, kosuliai yra bronchitai, pneumonija, astma, palaiko virškinimo sistemos darbą, kaip minėjau, virškinimo sistema priklauso ant kiek yra nuteka tulžies. Nes aliejai visi paskatina tulžies nutekėjimą ir mums tiesiog žiemos laikotarpį daugiau reiktų akcentuotis į aliejinius produktus. Padeda pašalinti vidurių užkietėjimą, kontroliuoja svorį, greitina medžiagų apykaitą. Kas liečia medžiagų apykaitą, tai tikrai žiemos laikotarpiu labai aktualu išlaikyti, kad paskui pavasarį nereikėtų vargt, sportuoti ar kūdytis. Taip, kad kartais geriau. Kodėl atsiranda žiemos laikotarpiu padidėjęs maistas? Todėl, kad ląstelėje maisto reikia. Tai nesvarbu, kad mes mažiau judam, bet trūkumas mikro makro elementų, vitaminų trūkumas, nes žiemos laikotarpiu daugiau vis tiek mes valgom termiškai apdorotą maistą ir mažai mes valgom šviežių vaisių daržovių, tai praktiškai neturim. Bet jeigu mes galvojam, kad mes žiemos laikotarpį nusipirkom iš prekybos tinklų ten salotos, česnakas ar kažkokie tai kiti produktai, taip, ten žaluma. Bet naudos juose nieko nebėra, nes ten supukšta, perpukšta ir begalės chemijos, o tą, ką jūs gavot su chemija, tai yra nukenksminta chemija, kurią jūs suvalgys su tais iš prekybos tinklų žaliais vaisiais, daržovėm. Mes paima iš vidaus mikroelementus, tai tada pasigaunasi tai, kad mes daugiau turim suvalgyti, norėdami atstatyti, o kitas dalykas vėl, jeigu mes iš rudenio nepasiruošėm žiemai, nes nepraėjom antiparazitinės programas, tai dar reikia nepamiršti, kad dar ir mus valgo kažkas, tai to, ko mes plika akim nematom. Taip, toliau tęsėme aliejinių produktų pristatymą, jie yra nuostabus kamelijų aliejus. Tai yra, turi omega-6, omega-3 riebiąsias rūgštis, mažina trigliceridų kiekį kraujyje, tai blogasis cholesterolis, palaiko širdies ir kraujagyslių sveikatą, sumažina širdies ligos riziką, mažina cholesterolio kiekį kraujyje, vitamino E šaltinis, sėklų aliejus naudojimas kaip masažinis aliejus odai. Tai visi aliejai galime naudoti kaip veido kremą, ypatingai kada yra šaltas šiaurus oras ir kad nenugairyt, nenusaustyt veido, o šiaip jeigu nugairytas sausas oda, sausa veido, reiškia, pas mums yra problemų kepenyse, mes neišvalėm, nepasiruošėm žiemai kepenis nuo užterštumo kepenų, sausa oda, pleiskaniojanti oda, galva pleiskaniojanti, plaukai sausti. Tai, kad mes galim su aliejum kamelijų, netgi su šiltu tept galvos odą, įtrint galvos odą. Antras, daugumos kas paragavo, kai sako, paragavau, atsispirti nebegaliu, turiu vieną klientę, sako, viskas, aš be aguonų aliejaus užmigti nebegaliu. Tai yra nuostabus aguonų aliejus, jame yra vitaminai. Ypatingai atkreipkite dėmesį į vitamino E, tai yra odai. Koncentratas, taip kaip ten, kad buvo gerųjų bakterijų koncentratas, taip čia mes turim koncentratą vitamino E. Gausu vitaminų B1, B2, B3, B6, B9. Sudėtyje yra kalcio.
kalcio yra daugiau nei sūryje, nei kažkuriam tai kitam produktė, kuriam, kai sakau, kalcio šaltinis. Tai vėl aktualu, mes turėsim stiprius nagus, mes turėsim kaulus stiprius, lankstumas kaulų bus, plaukai. Tai mes turim varis, varis tai yra mikroelementas, kurio organizme, kai trūksta, mes pražydam per malaivų. Tai yra ženklas, kad problema dar plius yra ir su lytinė sistema. Geležis tai yra deguonies pranešėjas, mūsų eritrocitai paima deguonį, o čia yra pagrindas geležis, tai yra, bus automatiškai gerai kraujo sudėtis ir fosforas reikalingas kalciui, neįskiriamas kaulams, fosforas su kalciu yra neįskiriamas. Taip, kadangi pas mumis yra nemiga, depresija, kad mes nenueitume į Parkinsono ligas, tai mums geriau turėti aguonų aliejaus, mes paėmėm vakare 5-7 lašiukai į burną, prieš einant miegot ir tiesiog turim malonumą. Užmiegam, bet mes lygiai taip pat pamaitinam organizmą tais, kurios žiemos laikotarpį ypatingai B grupės vitaminų yra trūkumas. Kitas puikus dalykas tai, kad yra nuostabus pagių kremas. Tai yra vitaminas C. Primaitint raukšlytes palei akis, kada mes primaitysim raukšlytes palei akis, ypatingai kada dirbame daug su kompiuteriu, išsausėjimas, akies išsausėjimas, tai mes pamaitysim akį. Tai galima daryti ir masažą, veido masažą, jeigu negaila, galima visą kūną masažuotis, nes tikrai yra geras produktas. Šiaip jeigu sąnarius jeigu skauda, sąnariukų skausmas, geriau yra kamelijų aliejus, pašildytas kamelijų aliejus arba iš po pirties pasitekti. Taip, kitas žiemos laikotarpį kepenų karalius, tai yra margainių aliejus. Jį lygiai taip pat mes galim naudoti kaip masažinį kremą, nes irgi oda valgo, bet jį mes naudokim, maitinkim kepenis, tai yra kepenų detoksikacija, sergant hepatitu B, jisai tikrai yra labai daug sergančių žmonių, užtikrina kolagenų išsilaikymą mūsų organizme, jeigu mes geriam kolagenus kažkokius arba sąnariam kažkokius tai produktus geriam, tai prijungt būtina tiesiog. Taip išsaugo organizmą, mažina trigliceridus ir cholesterolio kiekį, sergant prie cukrinio diabeto, padidina laktaciją moterim, kurios maitinančios ir jom trūksta pienų. Bet vėl margainių aliejų mes galim gerti vakare lašiukais arba ryte, jeigu mes darom visceralinį pilvų masažą, tai pagerinsimės tulžies nutekėjimą. Ir kartu per tulžies sekretų nutekėjimą mes pavalysim kepenis. Puikus produktas. Nuostabus produktas, tiesiog vienas iš vertingiausių gamtoje augalų tai yra moringa. Mes turim ir moringos arbatą ir ypatingai, jeigu mes norim pagerinti savo organizmo būkseną ir medžiagų apykaitą, ir svorį, ir prie cukrinio diabeto problemų arba padidėjusį cukraus kiekį, tai tiesiog aš rekomenduočiau kartu ant tuščio skrandžio užsiplikyti, išgerti moringos arbatą, o paskui gerti moringos maisto papildą. Tai yra kovoja su diabetu, apsaugo nuo vėžio, tai yra stiprus antioksidantas, ypatingai kada mes privalgom nesveiko maisto. Ir kas liečia tą nesveiką maistą šiandien, tiesiog žinot, kad yra ūkininkai streikuoja ir vieni palaiko, kiti nepalaiko, kiti, tai sako, yra su piktumu, ypatingai vilniečiai su nepasitenkinimu. Kiti yra kelia plakatus, kodėl pas mus Lietuvoje rusiški grūdai atsirado. Tai aš noriu pasakyti, pas mus neatsirado Lietuvoje rusiški grūdai. Pas mus į Lietuvą nuo rugsėjo mėnesių ateina ukrainietiški grūdai.
kas šiandien dienai yra kepama, duonos, pyragai, visi kiti, todėl kad Ukraina tai yra daugiausiai užteršti šitie javai yra iš pietų vakarinės dalies, iš tos juodžemio zonos, kurie yra. Tai yra Sorošo sūnaus pasaulyje yra 6 stambios chemijos gamyklos, kur buvo į Ukrainą atvežta per visą šitą laikotarpį ir palaidota cheminės atliekos su radiacija. Ir va tie visi grūdai, kurie šiandien dienai atvažiavę į Lietuvą nuo rugsėjo mėnesių, kur mus maitina ir kur maitina gyvulius gamindami, taip jie yra su radiacija. Ir kaip galime nepalaikyti ūkininkų, šiandien dienai turbūt reikėtų rinktis ūkininką, kuris kepa duoną ir iš jo jau pirk duoną, bet ne iš parduotuvės. Lenkai net ir tie atsisakė per savo šalį, kad šitas krovinys kažkoks tai važiuotų, nes taip, tai yra, aš nepolitikuoju, bet tas yra, mes turim žinoti, mes turim atsimerkti. Bet nesako, kad ukrainietiški, sako rusiški. Nu, tai, kažkodėl nedrįsta, garsiai pasakyti. Tai aš... Tai čia gerai. Rusiškų nieko rusai neatvežamų, mes gaunam ukrainietišką patį baisiausią, didžiausią nuodėmę. Dar šiandien aš nustebus buvau, pas mane atėjo žmogus, gal kažkur tai taip, kokį 30, gal 5 metai. Kai sako, praėjau visus gydytojus visur, negaliu, dirba depė. Valytoja, pati pradirbus visą gyvenimą įmonėje, kažkokią tai įmonėje ekonomistė, jinai ir sako, dabar tokiam lygmenį, kad aš prie kompiuterių negaliu dirbti, aš nematau, aš einu, aš griūnu ir aš išėjau į depo parduotuvę dirbti valytoją. Tai, tiesiog protestuoju, baisu, kažkas tai baisu, netgi tai tu sėdi ir tu jauti, kad kažkas tai yra ne taip, tai klausi, šis organizmo užterštumas, tai ką tu dabar darai? A jinai sako, aš badauju dėl Ukrainos. Galvoju, kas čia dabar per badavimas dėl Ukrainos? Tai badauju į savaitę 3 dienas, pirmadienis, trečiadienis, penktadienis. Valgau duoną ir vandenį. Su tokiu pasididžiavimu ir galvoju, žmogau mielas, brangus. Duona ir vandenį su padidžiavimu, kas tai yra? Tai yra mielių dozė, tu gauni. Tai tas pats kaip rūkstantis brogą, tu dar įdedi cukraus į save. Kaip tu gali nealpt, nekrist. Jis sako, aš jau dabar jau gal kokią porą savaičių iš vis duonos nebegali valgyti, aš jau dabar pradėjau bulką valgyti. Tai nuo vieno blogo produktų mes perėjom ant kito blogo produktų. Jis sako, nueinu pas gydytoją, manęs nežinau, kas man yra, bet man bloga. Ir va sėdė pas mane, jau sako, viskas aš jau toje paliksiu. Ir aš taip žiūriu, galvoju, lygi kokiu, sakykime, nušaukt. Aš tai skaitau, čia yra psichiškai nesveikas žmogus nušauko nuo loginio mąstymo, nuo visko, taip kaip sektos ir nuveda žmonės visai nežinau į ką. Tai taip ir čia su tais, sakykime, badavimais ir su visų kitų dalykų, aišku, pasiūliau maisto papildą, tai jinai, kai sako, aš negaliu, aš viena dirbu, mano vyras 3 metai nedirba, dirbo apsaugoje, bet dabar nedirba, viršūnį, čia tai jau visai gerai. Tiesiog, viskas priklauso nuo to, kaip mes save pastatom. Taip, tai mes turim nuostabų moringą produktą, taip, tai yra apsaugo nuo vėžio, pagerina regėjimą, nes yra daug vitamino A, koncentruotas vitaminas A. Alzheimerio, Parkinsono ligų profilaktimas, stiprina atmintį, taip, visas tas demencinės vystymosi sutrikimus stabdo, apsaugo nuo artrito, naikina kai kurias patogeninės bakterijas, ypatingai tai yra mūsų žarnyne. Aišku, kada yra problemos pas mumis su nutekėjimu kepenų, tulžies pūsliais ir kada pas mus yra daug pirmuonių, užaukštėjęs organizmas neduoda leukocitam gerai dirbti. Praktiškai tai, kada yra, neturime pirmuonių, normaliai dirba kepenys, nuteka tulžis, tai leukocitai šarminėje terpėje, jie pasidaro, išdidėja, jie sunaikina, praryja, sunaikina bakterijas, tai dėl to nereikia pergyventi. Tai
neleidžia vystytis inkstų nepakankamumui. Ypatingai tas, kas turi problemas su inkstais, tai yra moringa produktą. Mes galim jungti su visais aliejiniais produktais. Ir moringus galim jungti su žuvų taukais, ką mes turėjom. Moringus mes galim jungti ir su, vėl mes turim jaust, kur pas mumis problema, pas mumis depresijos problema, ar pas mumis yra problema su širdim, ar pas mumis yra problemos su kepenim, burnoj kartumas nevirškina dar kažkur tai. Lygiai taip pat mes moringą galim jungti ir taip, sekančioji skaidrė bus. Mes galim jungti ir su kokoso aliejum ir galime jungti su sezamo aliejum. Taip, žiemos laikotarpį, kadangi su maistu mes negaunam to tokio gyvo, pilnaverčių mikro-makro elementų šaltinių, mes turim nuostabų multivitaminą. Multivitaminų sudėtyje yra ženšinio ekstraktas, imbiro ekstraktas, ežuolį. Tiek ženšinis, tiek imbiras yra organizmą šildantis. Ir nelabai jie rekomenduotini šildantys organizmą vasaros laikotarpį. Vasaros laikotarpį reikalingi organizmą vėsinantys. Taip, kad nuostabus produktas žiemos laikotarpiu, taip, ir kuriame yra gausu geležies, jodo skydliaukiai, cinkas, vitaminai A, C, E, D, vitaminai B, grupės B2, B3, B5, B6, B7, skatina toksinų pasišalinimą, kada mes duodam ląstelei maistą, ląstelė iš savęs išstumia toksinus. Taip, nekaupia toksinus, mes galim trupučiuką galbūt ir ne visiškai kartais kokybiško to maisto suvalgyti, jeigu ten nuėjom į svečius, mus vaišina tik tai lašiša, daugiau nieko. Tai nori, nenori, tą lašišą valgysi, bet iš tos lašišos, kas ten buvo duodama pašaruose, mūsų organizme neatsisės, nes mes būsim prieš balių nuėję, išgėrę maisto papildą multivitaminą. Tai skatina toksinų pasišalinimą iš organizmų, turi įtaką kepenų apsaugai ir kepenų gijimui. Jeigu mes turim kepenų cirozės, ar mes netgi tai, kad ir sergam antibiotikų pavartojam, ar mes gavom kažkokias chemiją ar kažkokius kitokius vaistus, sakykime, mažakas. Ir demencijos priežastys. Kartu yra nuostabus produktas prijungiant ir kalcis, magnis, cinkas, vitaminas D3, nes praktiškai kalcio magnio vieno aš net nerekomenduoju, nes reikalinga, sakyčiau, netgi su multivitaminų poroje, arba prie jo reiktų jungti kažkokį tai kitą produktą. Magnis sumažina nuovargį, ypatingai, kada jaučiamės blauzdų traukimą ir mums taip magnių trūksta, bet tą traukimą blauzdų mums duoda ženklas, kad ne magnį reiktų vartoti, bet mums reikia kepenis pasivalyti ir tulžies pūslė. Toliau mažina nuovargį, nes galim vartoti prie depresijos, normalizuoja raumenų veiklą, pašalina kraujagyslių spazmus, vitaminas D duete su kalciu padidina kaulų dantų stiprumą, cinkas veikia kovoje prieš virusus ir padeda nuo plaukų slinkimų. Tai dar čia mes galim prijungti vitaminą C. Vitaminą C mes galim prijungti ir prie visų aliejinių produktų, nes vitaminas C tai yra pagrindas. Kokosų aliejus tikrai yra labai skardus kokosų aliejus, tai turbūt iš visų aliejų vienas iš vertingiausių kietųjų aliejų, nes mums reikalingi kietieji riebalai. Būtent įsisavint, aš turbūt prieš 2 mėnesius esu kalbėjus apie riebalus, kad gal rugsėjo mėnesį, nebeprisimenu, bet yra mums reikalingi augaliniai riebalai, tai yra gyvuliniai riebalai. Iš augalinių riebalų įsisavint maistinėm medžiagom
mūsų organizme, tai geriausiai tinka kokosų aliejus. Taip, autentiškas ginklas nuo infekcijų, mikroorganizmų ir parazitų. Ypatingai tai yra burnos parazitų, kada mes imkim šaukštelį, pačiulpkim ir tas tarp dantų ir galime išspjauti. Žarnyno navikų profilaktiškai galim vartoti ir jeigu mes jau turim juosius, tai visų 100% mes naudojam. Naudingas kepenims, odai ir žaizdoms greičiau užgyti, mes galim juoju pašildyti, tepti visą mūsų kūno odą, lygiai taip pat galvą slenkančius plaukus. Arba jeigu yra tiesiog pleiskanojimas, niežėjimas, mes lygiai taip pat galim panaudoti. Naudojamas sergant širdies ligomis, Alzheimerio liga ir diabetu. Ir kitas nuostabus produktas žiemos laikotarpiu yra tai sezamų aliejus, kuriame gausu vitaminų A, E, cinkas, magnis, fosforas, kalcis. Taip, ypač daug polinesočių riebiųjų rūgščių, baltymų, osteoporozei, širdies kraujagyslių profilaktimai, antiseptikas, naitina grybus, ypatingai tai yra produktas. Sakykim taip, grybai pas mumis. Taip, išsidėštų mes turim. Taip, čia bus kita ląstelė. Čia bus kita ląstelė. Kada mes turim organizme grybų, grybai va čia, jie visur bus išsidėstę. Taip, žinom, kad mes nuo grybų išeinam į onkologiją. Grybai duoda išsigimimą ląstelėm, rūgšti terpė. Taip, turint grybų, eritrocitai, štai vat, mes jeigu čia kraujo ląstelės, va taip, eritrocitai, vat jie paima sukimba. Jie sukimba į monetas. Sukibę eritrocitai nepraneša deguonis. Tirštas, klampus kraujas, užrūgštis, grybam tinkanti rūgšti terpė. Kada mes geriam sezamų aliejų, būtent lašiukais sezamų aliejus rekomenduojamas ryte, pirmą dienos pusį, tas kažkur apie 11 valandą pas geriausiai. Sezamų aliejus naikina grybą į burną po liežuviu, čiulpia mes, ne su vandenuku suduok, jis naikina grybus va šičia. Čia yra kaip debesėlis. Naikina grybus, tada mūsų eritrocitai išsipučia, jie apvalūs pasidaro. Tai yra energijos pranešėjas, paėmė deguonį, pranešė energiją, mes atgauname energijos daugiau. Sumažina spaudimą, raumenų sąnarių skausmuose, gerina imunitetą, tinka sergant mažakraujystę. Mažakraujystę vėl iššaukia pas mumis. Taip pat grybas. Taip. Idealus valiklis, idealus sutvarkyti kraujo spaudimą, ypatingai pasakas yra aukštą turi kraujo spaudimą arba, tai sako, ir mes tiesiog negaliu suderinti. Čia aukštas, išgėriau tabletę, čia vakare per žemas. Puikus, aišku, jį reikia jungti su kažkokiu tai kitu produktu. Sezamo aliejus yra lyderis pagal Aviceną, nes tai yra daugiausiai kulinarijos srityje, skonių, desertų pagerinimui naudojamas. Vėl sąnariai skaudami, šiltą šildom, tepam. Sąnarius tepam, odą galim tepti. Visi aliejai mes galim tepti odą. Su visais aliejais. Aišku, man tai pavyzdžiui ant odos smagiausias, geriausiai patinka kokosų aliejus. Šiaip ant kokosų aliejus aš mėgstu kartais kažką tai pasikelti. Tikrai yra gyvas, grynas kokosų aliejus. Ypatingai, kada yra pas mumis augančiaus plataus odelės. Pačiai mes nueinam pas manikiūristą. Jis paėmė čia taip apipjaustį. O va čia apipjaustį tas odeles. Taip, ir mes savais, ką turim su kažkokiais
virusais bakterijos va čia per šitą suodėlės papuola į mus. Ir kada mes turim kokosų aliejų, tai kai sako, už tos manikiūristės, nors rodos mes ir prašym, tik tu čia nepipjaustyk, čia pastumk. Tai jeigu tą jau padarė pipjaustai, tai išskystais pirštais pareinam namo, jau tada su kokosų aliejum čia apdirbkim tą suodėlės, patekkim tą suodėlės, kad